Labas, mano vardas yra Kristina, aš esu šokių trenerė. Šoku nuo pat mažens, tradiciškai pradėjau kaip ir visi nuo pramoginių ir esu išbandžiusi įvairius šokių stilius, tai šokau nuo pramoginių iki gatvės šokių stilių. Vienas pagrindinių dalykų, apie kurį verta žinoti apie mano pamokas, kad aš labai mėgstu mokyti. Ir mokinys visada gali tikėtis, nesvarbu kokie judesiai, ar lengvi, ar sunkus, kad jam judesiai bus tikrai paaiškinti suprantamai tiek kartų, kiek reikia. Prie kiekvieno mėgstu prieiti, patarti ir tokiu būdu tik dar labiau yra matomas jo progresas. Viena didžiausių baimių, kurias aš girdžiu iš kitų, tai kad šokis ne man, aš niekada neišmoksiu šokti, šokau kaip medis ir panašiai, bet aš manau, kad tai yra absoliutus mitas, nes šokti gali išmokti visi. Taigi, ką reikia daryti? Tai atvykti į pirmąją pamoką. Nuo ten yra pradinis taškas ir mes visko mokomės po truputį. Savo mokinių progresą aš labai mėgstu stebėti būtent per video filmavimus. Kiekvieną kartą po kiekvienos choreografijos filmuojame bendrą video. Tai nėra privaloma visiems, bet tuo pačiu per beveik kiekvieną pamoką skatinu kiekvieną mokinį tiesiog su telefonu nusifilmuoti save ir išsisaugoti savo video. Nes tokiu būdu tu gali stebėti ne tik savo progresą, bet ir pasidžiaugti savo rezultatu, nes taip gali pamatyti, ką tu iš tikrųjų darai gerai. Mano tikslas, kad kiekvienas mokinys ne tik išmoktų šokti, bet ir išdrįstų rodyti ne tik savo šokį, bet ir emocijas, visokiausias savo asmenybės pusės per šokį, kurios nebūtinai atsiskleidžia kitur. Ir tuo pačiu vis tiek, bet kokiu atveju, mano pamokose kiekvienas mokinys yra skatinamas išlikti savimi. O mano vizija - sukurti tokią moterų bendruomenę, kuri nebijo rodyti savo šokio, savo emocijų, taip pat su pasididžiavimu palaiko vieną kitą ir visas išmoktas pamokas per šokio treniruotes nusineštų ir į kitas gyvenimo sferas. Taigi, kviečiu į savo šokių treniruotes, kur išmoksi ne tik gražiai, elegantiškai šokti, bet ir pasisemsi pozityvios energijos ir sutiksi labai daug fainų, gražių žmonių. Taigi, laukiu tavęs.